Čia Donatas Vencevičius, vyriausiasis Marijampolės Sūduvos treneris. Na, galėjote girdėti, jeigu šiek tiek anksčiau įsijungėte transliaciją ir trenerių komentarus, tai abu. Čia pasiseka. Taip kaip atšoka kamuolys Džiugo futbolininkams. Ir čia smūgis į vartus ir pelnomas pirmasis rungtynių įvartis. 20-asis numeris Davidas Martinas Ananė pelno jį. Na, per lengvai, sakyčiau, tikrai per lengvai Marijampolės Sūduva. Čia nepavyksta sustabdyti atakos Sūduvai ir Telšių Džiugas artėja prie varžovų baudos aikštelės. Čia tolimas smūgis, bet tiesiai Ignui Plūkui į rankas. Vos antroji geltona kortelė Karoliui Šilkaičiui šiame sezone. Čia geras perdavimas, vedantis Džiugo komandą į pavojingą ataką. Jungiasi ties centru ir kiti žaidėjai. Čia perdavimas ir smūgis atsimuša į skersinį kamuolys ir, galima sakyti, pasiseka Marijampolės Sūduvos komandai, kad nekirto vartų linijos. O galbūt ir kirto, to jau sužinosime. VAR kambaryje bus tai įvertinta. Būtent tą mums teisėjas ir gestikuliuoja, kaip ir žaidėjams aikštėje. Na, čia labai daug erdvės buvo, kaip Ibrahimas įse pasijungė ir kiti žaidėjai. Čia galbūt ir buvo įvartis, dar galbūt kartą žiūrėdami galėsime geriau užfiksuoti šią situaciją. Piliukaitis. Ir tas sprendimas turėtų būti tiksliausias ir geriausias. Ir yra pelnomas, užskaitomas įvartis. Kamuolys kirto pilnai. Čia labai pavojingas epizodas. Nauris Petkevičius muša įvartį, bet kyla nuošalės vėliavėlė ir dėja neturi kuo pasidžiaugti Marijampolės Sūduva. Perdavimas dabar į baudos aikštelę. Čia kiek toliau atsitraukęs nemažai erdvės turėjo Džiugo futbolininkas. Ir koks įvartis krenta į Marijampolės Sūduvos vartus ir pelno jį Aramas Bagdasarianas. 3-0 čia laimi Telšių Džiugas. Živanovičius, aišku, ten vienas pavojingiausių ginklų, bet šiek tiek toliau atliekamas perdavimas ir pelnomas vėlgi gražus įvartis. Dar ten prie vartų šiek tiek įvyksta susistumdymas, norėjo Sūduvos žaidėjai, o telšiečiai nugalėti nukraujavusią Gargždų bangą. Čia pavojingas epizodas, Marijampolės Sūduva su kamuoliu baudos aikštėje. Labai geras perdavimas ir Tangiry muša dar vieną įvartį. Plekšnoja savo per galvą ten rezultatyvų perdavimą atlikęs. Po pirmojo kėlinio Telšių Džiugo komanda pirmavo 2-0. Čia Marijampolės Sūduva, Sidis Anoko. Jo perdavimas blokuojamas, vis dar su kamuoliu Sūduva iš trečio karto. Nusprendžia smūgiuoti link vartų Sidis Anoko ir išlyginamojo įvarčio, kurį būtų pelniusi Marijampolės Sūduva. Kai toks didžiulis intensyvumas, kai tiek daug įvarčių, galima dar šiek tiek luktelti. Tiesiog toks priminimas, jo galėsite dar tai padaryti ir vėliau. Čia pavojinga situacija. Nauris Petkevičius galėjo nukreipti kamuolį į vartus. Marijampolės Sūduvos komandoje 9-asis numeris Lucky Tomas žengia į aikštę, o ant suolelio sėdasi 6-asis. Čia kova dėl kamuolio aikštės viduryje. Laimi tą kovą Telšių Džiugo komanda ir leidžiasi į greitą ataką. Kamuolys baudos aikštelėje, smūgis ir čia tenka šoktelti Ignui Plūkui, kad atremtų. Jį iškėlęs virš galvos, ištiesęs rankas į priekį, rodydamas, jog tikrai kamuolys nekirto vartų linijos ir Orestas Abramavičius skelbia rungtynių pabaigą, skelbia